Sveiki, čia vienmandatės rinkimų apygardos numeris 4 Žirmūnų rinkimų apygarda kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacinė laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Pristatau debatų taisyklės. Kandidatai į klausimus atsakinės abėcėlės tvarka pirmyn ir atgal. Atsakymui skiriama 1 minutė. Kandidatams minint vieniems kitus ar jų atstovavimas partijas, paminėtiesiems kandidatams suteikiama pusės minutės vienos replikos teisė. Taigi šiandien laidoje dalyvauja Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Vytautas Jasiulevičius. Sveiki. Sveiki. Jau sveikinkite į mikrofoną. Laisvės partija Morgana Danielė. Sveiki. Labadiena. Liberalų sąjūdis Kęstutis Šetkus. Labadiena. Labadiena. Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija Taikos koalicija Žilinas Stratas. Sveiki. Sveiki visi. Ir Lietuvos regionų partija Antanas Valys. Sveiki. Labadiena. Taip, tai pirmas klausimas Vytautai, prezidentas Gitanas Nausėda baigė pirmąją kadenciją, pradėjo antrą, apie antrą jau galima kažką sakyti, bet dar nedaug, apie pirmą kadenciją. Kas patiko ir kas ne? Jums asmeniškai. Manyčiau, kad prezidentas ieškojo savo vietos, ieškojo kontakto su politinėmis jėgomis. Mes žinome kai kuriuos aspektus dėl užsienio politikos, taip pat dėl sprendimų atstovauti Lietuvą vadovų susitikimuose. Tai šitos mes pastebime. Aš manau, kad prezidentas pirmą kadenciją darė tiek, ką galėdamas, kad sutvirtinti savo pamatą antrai kadencijai. Aš tokią išvadą darau. Klaidų matote jo padarytų? Žinote, nelabai etiška būtų kalbėti apie pirmojo asmens valstybėje klaidas. O ką jis virš visų, ar koks nors diktatorius, ar šventasis? Ne diktatorius. Tai kalbėkit. Tai demokratiškas. Taip, tai klaidų nematot jo padarytų, ne vienos, per 5 metus. Matysim po antros kadencijos. Apie pirmą kadenciją kalbant? Antroji kadencija norėtųsi šiek tiek tvirtesnės pozicijos. Gerai, ačiū. Ačiū. Morgana? Man atrodo, baigiamieji žodžiai buvo teisingi, tvirtesnė pozicija. Prezidentas išbuvo 4 metus valstybės simboliniai svarbiausiai pozicijai, bet lyderystės per tos 4 metus taip ir nepamatėm. Ir turbūt šitas kontrastas ypač pasimatė po tokių kadencijų kaip Dalios Grybauskaitės, prezidento Valdo Adamkaus. 4 metai be lyderystės, be aiškios pozicijos, be aiškios krypties, labai daug noro įtikti visiems ir tuo pačiu negebėjimo vesti į priekį Lietuvą. Žmogaus teisų klausimai ignoruoti visą kadenciją, nors žmogaus teisės yra tai, kas mus daro vakarietišką valstybę, tai, kas mus daro europietišką valstybę ir kur reikia simbolinės prezidento figūros turbūt labiausiai. Tai šito nebuvo, aš esu įsitikinus, kad to nebus ir visą antrą kadenciją. Iš tiesų, kaip kolega pastebėjo, prezidentas dirbo, sakykime, savo asmeniniams tikslams, arba netgi, sakyčiau, kartais savo asmeniniams įsitikinimams labiau negu šalies interesams. Jūs taip sakėt? Atrodo, aš tokių žodžių nepasakiau. Bet Morgana taip suprato. Gerai, bus dar galimybė galbūt diskutuoti. Kęstuti, prašau. Sudėtinga vertinti, nes 4 metai, pirma kadencija labai dviprasmiška. Iš vienos pusės lyg ir tikslas nusistatytas teisingas, gerovės valstybė, tačiau visos detalės slypi įgyvendinime. Tai manau, kad įgyvendinime rezultatų tikrai nebuvo pasiekta. Pritarčiau kolegų nuomonį, kad labiau siekta asmeninių tikslų, nusileista į labai mikro lygio klausimus, kur tikrai ne prezidento veiklos diapazonas, tai tarkime neišsakyta pozicija aktualiais klausimais, kaip pavyzdys ūkininkų streikas, neaišku, ar vieną pusę palaiko ar kitą, jeigu yra galimybė išsisukinėjimo iš klausimų, tai labai sudėtinga iš tiesų vertinti. Tiek, kiek, ta prasme, tai, ką paminėjo, tai tas jūsų manimų. O patiko kas nors jo veikloje? Taip, iš tiesų patiko gerovės valstybės formavimas, išliko ir antrą kadenciją siūlymas, vis dėlto turime daug iššūkių su regionų klausimais, tačiau įgyvendinimas gerovės valstybės yra vyriausybės Seime, tai siūlymų, kaip tai padaryti, tikrai pasigendama. Gerai, Žiliūnai, prašau.
Na tikrai labai gerai kolega pastebėjo, kad buvo neįgyvendinti užsikelti tikslai, visi skaičiai tą rodo, taip pat tas neapsisprendimas irgi labai aiškus yra. Bet buvo ir gerų dalykų, kai jis atsistojo į žmonių pusę, tai aš išskirsiu tą vieną, kai jis vetavo priverstinius testus, tai čia buvo mano toks išskirtinis, kai aš tikrai jį gerbiau už tą sprendimą, bet taip pat jis prisidėjo šiek tiek ir prie visuomenės skaldymo, kas buvo mano manimu didelė klaida, kai jis nesibodėjo pavadinti didelės žmonių dalies iki 30% žmonių vatinukais, čia jau garsioji frazė. Tai aš manau, kad šalies vadovui reiktų susilaikyti nuo tokių epitetų savo tautai. Taip, ačiū. Ir Antanas, prašau. Man labai patiko pirmoji kadencijoje, kad prezidentas pakankamai gerai rūpinosi krašto apsaugos reikalais. Jis, kaip vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, skyrė, manau, reikiamą dėmesį tiek tarptautinę prasme, tiek mūsų Lietuvos karių sąlygų, tarnybos sąlygų gerinimo. Galbūt šiek tiek ir daugiau reikėjo regionų reikalams skirti dėmesio, bet prezidentas jau pradėjo, vakar girdėjau per televiziją panoramos laidoj, prezidentas pasakė, kad siūlo steigti regionų reikalų ministeriją ir tokiu būdu sustiprinti dėmesį regionams, savivaldybėm ir, ta prasme, arčiau paprastų žmonių reikalų sprendimo priartėti ir pakankamai pasirūpintais reikalais. Žinoma, prieštaravimų yra, bet tai bus geras dalykas. Yra norų padiskutuoti apie tai, ką galbūt išgirdot iš kitų? Prašau. Aš pritarčiau tai nuomonei dėl regionų ministerijos, kaip jūs sakot, nes bent jau vertinant iš tų pozicijų, kad šiandieną vidaus reikalų ministerija tai šitas rytį yra apleidusi. Morgana? Žiūrėkit, man atrodo, kad čia užkabintas dar vienas labai svarbus kampas, kurio tikrai buvo pasigesta, tai tikrai prezidentas pamirždavo savo pagrindinę funkciją, tai yra darbą užsienio politikos klausimais ir labai daug yra kalbų apie smulkmenas ir vidaus politiką, kur, tai nėra pagrindinė jo darbotvarkė. Kalbant apie regionų ministeriją, regionams reikia ne ministerijos, regionams reikia gero susisiekimo, kad žmonės galėtų gyventi ir pasiekti darbus esančius centruose. Regionams taip pat reikia stiprinti verslą ir inovacijas, kad kurtųsi įmonės ir būtų darbo vietų. Taip, Kęstuti, norėjot? Tai manau dar vienas pavyzdys, kaip skaldama visuomenė, skaldama valstybė. Tai tokiu atveju turbūt reikėtų įsteigti dar vieną ministeriją papildomai, tai Vilniaus ministerija. Nemanau, kad regionų ministerija turėtų tokia būti atskira. Ir aš matau tai kaip norą dar labiau suvaržyti savivaldos teisę, kas yra labai aiškiai tvirtinta teisės aktuose, nes savivalda turi labai aiškius principus, o regionų ministerija šiek tiek būtų bandymas perimti tas funkcijas. Tai manau, tai vienas žingsnis į skaldymą dar kartą. Žilinai? Na, aš manau, kad prezidentas tikrai stengiasi rodyti iniciatyvą užsienio reikalų klausimais, bet jam pastoviai buvo kišamos kojos iš užsienio reikalų ministro ir kitų ministrų. Ir tie pastovūs konfliktai, manau, kad įtakojo smarkiai jo darbą. Dėkui. Antanai, jūs repliką norit? Na, aš manau, kad kolegos truputėlį stipriai vertinat pasiūlymą tą dėl regionų ministerijos reikalų, bet iš tikrųjų tai vietose yra situacija labai prasta tiek švietimo, tiek sveikatos apsaugos reikalų, reiškia situacijoje tiek aptarnaujant gyventojus vietinius, ypač senyvo amžiaus žmonės, teikiant įvairias paslaugas, reikia didesnių dėmesio. Gerai, visi pasinaudojo repliką, kas norėjo bent jau tikrai, tęsėme toliau. Nuo jūsų, Antanai, pratesim. Žilvinas ištarė tokį kodinį žodį vatinukas, jūs sakėt, Žilvinai, šiaip vatnikai yra toks paplitęs žodis viešoje erdvėje. Tai klausimas, Antanai, apie vatnikus. Kaip jūs suprantat, kas tie vatnikai, kaip apibrėžtumėt, kaip jūsų grinai supratimu ir ką daryti, tarkim, jeigu tokią identifikuojam grupę žmonių, kurie yra vatnikai, o panašu, kad dalis visuomenės tokią grupę identifikuoja, ką su jais daryti, ar su jais diskutuoti, ar ignoruoti? Manau, kad čia yra tokio buitinių ligmens toks nukrypimas surastas tokiam
įvertinimui žmonių, kurie turi savo nuomonę susiformavę dėl dabartinius tokios tarptautinės situacijos, dėl karo Ukrainoje, aplamai dėl santykių su kaimininėm valstybėm, kaip Baltarusija, Rusija. Ir tas požiūris gal kiek ir kraštutinis, bet, taip sakant, jisai atitinkamai pavadintas, o diskutuoti su žmonėm vis tiek reikia. Juk aiškiai pamatėm, kad kas per ankstesnius rinkimus į Europos parlamentą, kad yra žmonių, kurie balsuoja už kraštutinius kandidatus ir tokiu būdu išreiškia savo nuomonę. Dėkui, aiškiai pozicija. Kaip Žilvinai jūs matot? Aš manau, kad šis epitetas visiškai prasilenkė su realybė, dėl to, kad aš buvau pirmą kartą pramintas vatniku, kai pasisakiau prieš galimybių pasą, nežinau, ką bendro jis turi su šia savoka, tai aš buvau pats labai nustebęs. Dabar vatnikus vadina visus, kurie nepritarė pagrindiniai tai vienos teisingosios partijos linijai. Tas labai akivaizdžiai matosi ir ypatingai užsienio reikalų ministras, netgi kai Veryga jam uždavė labai legitimų klausimą apie jo vilą, pirma replika buvo, kad tai yra kažkokia tai Kremliaus retorika, nors nepraėjo nei savaitę, paaiškėjo, kad tai yra tiesiog tiesa. Aš manau, kad būtina integruoti tos žmonės, su jais kalbėtis, išgirsti juos, dėl to, kad mes esam demokratiška vakarų valstybė. Tai reiškia, kad visos nuomonės turi būti išgirstos ir atstovaujamos. Bet šiuo metu dabar tie žmonės, kurie turi kitokią nuomonę, kitokį požiūrį, jie yra marginalizuojami visais įmanomais būdais. Netgi, jeigu nesibodi Lietuvos nacionalinis transliuotojas sakyti, kad tokius žmonės reikia apskritai tremti, o kiti net dar aštriau pasako, kad šaudyti juos reikia, tai aš manau, kad čia yra klaida. Dėkui. Prašau, Kęstuti. Sudėtinga atsakyti į klausimą, nes tikrai negaliu... Jūs nesat buvęs pavadintas. Ne, nesu buvęs pavadintas. Dėl to jums sudėtinga. Taip, sudėtinga dėl to ir sudėtinga įsivaizduoti, ką žmonės įsivaizduoja esant vatniku. Tai tarkime, kai aš per pavyzdį eisiu, tai aš tikrai dažnai lankausi kiekvieną savaitgalį beveik Šalčininkų rajone, kuris paskutinių rinkimų rezultatais yra didžiausias, turbūt statistiškai, taip jeigu įsivaizduoti Vatnikų rajonas, bendrauju su žmonėmis, kurie balsavo tik už tuos žmonės, kurie palaiko turbūt ir Rusijos pusę. Nemanau, kad jie yra vatnikai, tai yra informacijos srauto atskirtyje esantys žmonės. Reikia pripažinti, kad šitie žmonės gyvena tuo, kokią gauna informaciją. Tai kaip pavyzdys, Šalčininkų rajone neįmanoma žiūrėti Lietuvos televizijos ne vienos kokybiškai, bet galima puikiai žiūrėti baltarusiškas televizijas. Tai įsivaizduokime, kokį informacijos srautą jie gauna. Tai yra tas pats Visagine ir kitur. Tai manau, kad valstybė turi skirti jiems daugiau dėmesio, komunikuoti, aiškinti, pasakoti apie to, ko siekia, ir tai nebus tokios savokos apskritai. Dėkui, Morgana. Rusija turi tam tikrą dezinformacijos strategiją. Tai yra tam tikri naratyvai, kurie skleidžiami yra dažniausiai ir labiausiai posovietinėse šalyse. Ir jie yra susijęs su tuo, kad draugaukime su Rusija, nenusisukime nuo Rusijos, energetika, ekonomika, turėkime tiltus ir saitus. Tai yra tam tikras Rusijos būdas laikyti savo galioje, posovietinę galioje, tam tikrą regiono dalį, nenorėjimas prarasti to regiono. Ir šitie naratyvai, jie yra pavojingi valstybės saugumui. Tai reiškia, kad dalis žmonių yra įtikinami ir jie pagauna šitą mintį, kad reikia neatsiskirti energetiškai, kad reikia priklausyti nuo Rusijos ekonomiškai, kad karas nėra tikras arba kad jis yra kažkoks teisėtas ir taip toliau. Tai yra būdas eiti per skirtingus tiltus į šalių okupaciją. Tai vatnikai yra žmonės, kurie pagauna šitą informaciją, bet mums reikia kovoti su pačia informacija, tam, kad kuo mažiau žmonių būtų valstybė įtikinti šitais Rusijai palankiais naratyvais. Ačiū, Vytautai, prašau. Taip, labai pritariu beveik, kad visiems kolegoms, kurie pasisakė, ypatingai ir Žilvino komentarams, ir nenorėčiau to paties kartoti. Ir tiesiog man tai yra svetima kabinti bet kokius epitetus, ar tai vakseris, antivakseris, ar vatnikas, ar tuteišas, ar dar koks nors. Tai yra žmonės su savo nuomonė. Kita vertus, labai teisingai buvo pastebėta dėl galimybių žiūrėti normales mūsų laidas, transliuojamas. Tai iš tikrųjų rajonuose, netgi kur internetas sunkiai pasiekiamas, tai net ir kabelinė televizija įsivedus, ne kabelinė, o sakysim, mobilę televiziją, sunku pagauti. Todėl kabinasi žmonės lėkštės ir mes nežinom, ką jie gaudo.
Tai yra informacijos srautas, kuris mūsų manimų nėra teisingas. Ir mano manimų taip pat. Bet ką padaryti? Reikia diskutuoti su jais, bet ne juos kaltinti ir žeminti. Būtų noras padiskutuoti. Pirma, Antanas gal iš kairės? Tai parodo, kad prezidento iniciatyvos steigti regionų reikalų ministeriją turėtų pasiteisinti, nes iš tikrųjų dėmesys kaip tik tokiem regionam kaip Rytų Lietuvos reikalingas didesnis dėmesys ir žodžiu, reikalai pagerėtų. Žilvinai? Tiesiog kolegė pasakė, kad tai yra išskirtinai Rytų Europos ar buvusio sovietinio bloko problema, bet taip nėra. Jeigu pažiūrėsim Vakarų Europą, tą pačią Vokietiją, kas dabar laimėjo rinkimus, bet labai gerą rezultatą pasiekė. Tai žemėse dviejose. Taip. Rytų Vokietija. Bet ir žiūrint ir visas tas dešiniasias jėgas, kurios kyla Europoje, matosi, kad šita retorika keičiasi ir tas gali labai drastiškai netgi pasikeisti su prezidento Amerikoje atėjimu naujų. Tai, žodžiu, reiktų kalbėti su šitais žmonėmis, juos integruoti, nes jie yra dalis visuomenės. Kažkas dar nori replikuoti? Ne? Visi pasakėt, ką norit. Aš galėčiau pridurti tik tai tiek, kad labai pagarbiai žiūriu visas tas tautas, kurios iš senovės jau gyveno Lietuvoje. Ir tikrai čia nereikėtų išskirinėti, kokie yra, tai tie patys ar Lenkų tautybės, ar Rusų, Ukrainos, totoriai ir panašiai, ir tie patys žydai. Be abejo, dabar mes pastebime, kad 10% maždaug kitokios, turbūt labiau rytietiškos, kilmės žmonių atvažiavę. Stebime tą situaciją, bet šiek tiek nuogastavimų yra dėl tų vadinamų getų. Gerai, tai replika, kas norėjo pasinaudojo. Tęsiant mūsų pokalbį, toliau su Vytautu, šiek tiek susišaukė temos. Ir tai, kaip jūs reaguojat ir atsakinėjat, yra tokia vokiečių žurnalisto knyga parašyta Kaip meluoja žurnalistai. Jinai yra išleista į lietuvių kalbą, gal kažkas ir skaitė. Esmė, kad toje knygoje aprašomi epizodai, kaip žurnalistai meluoja, manipuliuoja ir įvairiai, reiškia, kitus metodus naudoja. Klausimas kitas. Jūsų manimų, ar Lietuvoje žurnalistai meluoja ir jeigu taip, ar turi tokių pavyzdžių? Žiūrite į mane, reiškia vėl nuo mano pakraščio. Nors pagal pavardę turėjau vidury sėdėti. Žinot, aš vėlgi nenorėčiau žeminti, sakydamas, kad meluoja, tačiau savo kaip pilietis darau išvadą, kad žurnalistika yra šiek tiek žlugusi Lietuvoje, bet čia turbūt ir mokymo įstaigoje aukštųjų mokyklų yra problema, nes mano akimis žiūrint, tie žurnalistika baigė, jie tampa kažkokiais influenceriais ar tai nuomonių formuotojais, bet nėra to nepriklausomo požiūrio į kiekvieną faktą, kažkokį analizės ir pateikimo neutraliai. Nerandat visai, nėra. Tiesiog. Aš pasigendu, taip sakyčiau, pasigendu. Nevardinsiu pavardėm, bet tiesiog be abejo renkuosi tą laidą, kurioje galiu. Bet turit iš ko išsirinkti? Na taip. Gerai. Morgana, prašau. Aš sakyčiau, kad Lietuva galime džiaugtis, kad tai yra demokratinė valstybė ir mūsų žiniasklaida atitinka laisvos ir demokratinės valstybės žiniasklaidos standartus. Tikrai, jeigu yra pažeidimų, tai tam yra skirta žurnalistų etikos inspekcija, galima ją kreiptis. Aš esu kreipusis dėl įvairios dezinformacijos leidiniuose, kurie vadinasi žurnalistika, bet labai galima abejoti, nes tai yra būtent šališki dezinformaciją skleidžiantis leidiniai, tai man teko kreiptis į žurnalistų etikos inspekciją dėl to. Gal kaip bendra žiniasklaidos... teisybę? Buvo pasakyta, kad tai nėra žiniasklaidos priemonė, nors tokia apsimeta. Okay. Tai čia yra dar kita problema, būtent ką ir minėjau, dezinformacijos skleidimas. Bet aš manau, kad pagrindinė gal pasaulinė žiniasklaidos problema, jeigu ją galima įvardinti, yra tai, kad ji gamina tai, ką žmogus vartoja. Arba ji, nors yra ketvirtoji valdžia, nesiekia būti žingsnių priekyje vertybinė prasme, o gamina tai, ką žmogus perka ir atspindi tai, ką jis ir taip masto. Čia kaip su politikų pažadais, ar ne?
Gerai, Kęstuti, prašau. Taip, iš tiesų labai džiaugiuosi, kad Lietuvos žiniasklaida, manau, kad yra tikrai nepriklausoma ir tikrai objektyvi. Iš kitos pusės labai svarbu susitarti, kas yra žurnalistas ir kas yra žiniasklaidos priemonė. Ar tai nacionalinis kažkoks portalas, ar nacionalinis spaudos leidinys, ar regioninis, ar tas, kuris dalyjimas turguje, lankstinukas arba kažkoks laikraštukas. Tai tikrai aš galvoju tik apie tą didžiąją žiniasklaidą arba regioninę žiniasklaidą. Tai ten manau, kad yra objektyvu. Tai pripažįstu, kad nuomonės yra skirtingos, tačiau toje pačioje Amerikoje vienas nacionalinis komercinis kanalas vieną prezidentą palaiko, kandidatai prezidentus, kitas palaiko kitą. Tai nuomonių išsakymas šiek tiek pasukimas savo rakursų, nemanau, kad yra melas, tai yra tiesiog savo pakraipos išsakymas, o dėl tos dezinformacijos, tai čia sakyčiau, kad yra tų radikalių informacijos šaltinių arba žiniasklaidos priemonių, kurios neturėtų save laikyti žurnalistikos raiškos objektais. Gerai, ačiū Žilinai, prašau. Aš tai manau, kad lietuviška ir ne tik lietuviška, viso pasaulio žurnalistika išgyvena tikrąją krizę, jie pamiršo savo tikrąją funkciją, tai reiškia ieškoti ir viešinti faktus, teisybę. Dabar toks jausmas, kad tarnauja vėlgi vienai pusiai. Čia galima pavyzdį tokį netgi prisiminti, kad nacionalinis transliuotojas nesibodi tiesioginio eterio metu užduoti klausimą, ar verta neskiepytų žmonių gyvenimus paversti pragaru. Čia žurnalistika, ar čia yra neapykantos kurstymas? O dėl Klausimas, sakyčiau. Aš tai sakyčiau, kad toks klausimas specialiai skirtas skaldyti visuomenę. Kitas dalykas dėl melagienų, tai aš pats su tuo susidūriau labai artimai. Kai prasidėjo karas Ukrainoje, pradėjo leisti tokias melagienas kaip Kijevo vaiduoklis, kuris paskui buvo paneigtas ir pasakyta, kad toks asmuo apskritai neegzistuoja, arba kad močiutė su stiklainio agurku numuša sraigtasparnį rusų. Tai po tokių dalykų tu tiesiog pradedi abejoti viskuo, ką tau siūlo lietuviška žiniasklaida. Dėl to žmonės, čia galima sugrįžti prie tų vatinukų, kodėl jie nusisuka nuo tų televizijų ir nuo tų portalų. Apskritai kritiškas požiūris dar niekam nepakenkė. Prašau, Antanai. Manau, kad žurnalistai atspindi nuomonę tą, kurie yra pagal užsakymą kažkokį tai atliekami. Juk ryškiai skiriasi, pavyzdžiui, nepriklausomi tyrimai atliekami, kada žurnalistas visiškai savarankiškai įmasi kažkokio tai tyrimo ir pateikia labai išsame medžiagą ir tada pradedama tiesiog visai kitaip vertinti. O juk masinės informacijos priemonės ir jų darbuotojai, žurnalistai turėtų būti tiesiog informaciją teikti žmonėm, kad žmonės teisingai suprastų vykstančius procesus, nagrinėjimas problemas. O dabar nesakau, kad meluoja žurnalistai, bet jie atspindi ne tą nuomonę. Suprantat, dauguma, taip sakant, kokia ta nuomonė būtų? Į tai gauja valdančiai daugumai ir panašiai. Supratau. Gerai, yra noras padiskutuoti tą temą? Ne? Taip, prašau. Vienintelis pastebėjimas, kuo man patinka Švedija, ypatingai pandemijos valdymu, kad jie išklausė visas nuomonės. Visi ekspertai buvo apkviesti į nacionalinius transliuotojus ir ne tik. Ir pažiūrėkite, dabar Švedija laimėjo tuo klausimu, dėl to, kad buvo pasirinkta visiška laisvė, nebuvo kažkokių tai griežtų ribojimų. Vyresnio seniorams buvo tam tikri ribojimai. Bet jeigu žiūrint bendrą skaičių, jie laimėjo. Tai va, aš linkiu to Lietuvai, kad būtų visos nuomonės išklausytos, būtų diskutuojama, ne tik prieš rinkimus kaip dabar, bet visada. Ir manau, kad taip mes tapsime tikra demokratiška vakarų valstybė. Kas nors nori? Aš nelabai suprantu, ką reiškia Švedija laimėjo, nes bendri rodikliai šiaip visoje Europoje yra labai panašus ir švedai galutiniam rezultate yra ten pat, kur ir visos kitos Europos šalis. Tai ir iš vis apie kokį laimėjimą mes čia kalbam, nes pandemijos valdymas tai nebuvo pralaimėjimas ir laimėjimas. Tai buvo bandymas racionaliai, kiek įmanoma pragmatiškai suvaldyti pavojingą gyvybei virusą. Ir mes su to susidursim ir ateityje, todėl kad šitų situacijų daugės. Tai reiškia, kad iššūkiai būtent virusinių susirgymų augs ir šiandien Jungtinėse tautose yra svarstoma, mokomasi iš tų klaidų ir iš išmoktų pamokų ir žiūrima į priekį. Kaip ateityje, kai dar kartą susidursim, o tikrai susidursim su panašia situacija, ką mes galbūt kartosim ir manom, kad darėm teisingai ir ko nekartosim, nes nedarėm teisingai. Švedija ne vienoje iš šitų diskusijų nėra nei pavyzdys, nei etalonas. Tai
Tai čia, man atrodo, irgi nuomonės stipriai išsiskiria. Po vieną repliką, nebent vėliau. Aš tiesiog siūlau visiems žiūrovom pažiūrėti statistiką pagal perteklinės mirtis. Švedija laimi tikrąją to žodžio prasme. Dėkui, dar kas nors nori įsijungti? Tai nuo Antano toliau tęsiam, reiškia dėl temos, sakau, jos susišaukia, tai tiesiog, kad būtų aiškiau, ar jūsų manimų Lietuvoje visom mažumom užtikrintos vienodos lygios teisės? Aš manyčiau, kad prisilaikoma Lietuvos Respublikos konstitucijos ir visų kitų įstatymų, kurie reglamentuoja tuos santykius su esančiom mažumom, tai kažkokių tokių nukrypimų nematau. Žinoma, dėmesys išskirtinis kažkam tai galbūt ir norėtųsi, kad būtų skiriamas, bet manau, kad pakanka to, kas yra dabar, ir vyriausybė, žinoma, turėtų atkreipdėmėsi tam tikras mažumas, kurie kelia specifinius galbūt reikalavimus kultūros, ten etikos ir galbūt gyvenimo sąlygų klausimais, bet manau, kad dėmesio pakanka dabar. Dėkui, Žilvinai. Aš manau, kad tas žodis, labai gražus žodis tolerancija šiek tiek yra iškrypęs Lietuvoje, dėl to, kad labai yra stumiama tolerancija vienai grupiai, bet absoliučiai pamirštamos kitos grupės. Kokiai? Pavyzdžiui, šiuo metu aš manau, aš tą pastebiu, kiekvieną dieną susiduriu su tuo, kad LGBT propaganda yra stumiama tikrai labai smarkiai. Kaip susidurėt? Tai tu pažiūri į televiziją, visą laiką matai, kad staiga atsiranda kažkokie tai, tarkim, personažai, žmonės ir kiti, kurie kiekvieną dieną šmėžuoja ekranuose. Taip pat pastoviai eina kalba apie kažkokius tai lytinius ugdymus ten ir taip toliau, kas realiai atima iš vaikų tiesiog vaikystę, smalsumą, jie turi būti kažkokių tai dėdžių, realiai stumiami mokytis kažkokių dalykų, kurie tiesiog seksualizuojami, ko to manau, kad absoliučiai nereikia. Mes visi užaugom be to ir lyg ir visi čia esam sveiki ir dori ir normalų žmonės. Tai aš manau, kad dabar tikrai nereiktų keisti tokių dalykų, kurie yra visiškai nesusiję su vaikystė. Dėkui. Kęstuti, prašau. Keistai, čia mes pasukome diskusiją nuo tautinių mažumų link... Aš kalbėjau apie mažumas, nesakiau tautinės. Mažumas. Taip, aš sakiau mažumas. Bet kokia demokratinė visuomenė stipri tuo, kiek jinai tolerantiška mažumom? Atsiprašau, ne taip supratau klausimą. Tai visiškai pritariu tam aspektui. Manau, kad šiaip labai galime pasidžiaugti, nes einame, manau, kad labai teisinga linkme. To supratimo, to pritarimo atsiranda vis daugiau. Žinoma, sunku turbūt per 30 metų pakeisti visiškai savo kryptį į įprastą kryptį, suprantama šiuo metu kitose vakarų valstybėse. Aš manau, kad tolerancija mažumom yra vienas iš demokratinės ir pažangios bei išsivyščiusios valstybės požymių. Tai manau, kad mes link to einame labai stipriai, tikiuosi, kad tas pagreitis nesumažės. Einam ar atėję esam? Ne, tikrai netėjom, tarsi turime dar tikrai daug fobijų, daug klausimų, ir grįžtant prie to žiniasklaidos klausimo, turbūt tai to žiniasklaidoj, kuri tikrai, manau, kad, kurie minėjau, mažoji žiniasklaida, kuri turi mažą siekėjų ratą, tai yra kaip vienas iš ruporų balsų, tarsi tai susirinkti rinkėją. Iš kitos pusės tai labai pritarčiau, kad šitą rakursą labai naudoja rytų flango valstybės kaip dirginimo aspektą. Gerai, Morgana, prašau. Aš daug dirbu Seime psichikos sveikatos klausimais ir galiu pasakyti, kad taip, mums reikia pinigų paslaugoms, mums reikia pačių paslaugų plėtros, bet dalį psichikos sveikatos sunkumų ir problemų mums padėtų išspręsti tiesiog adekvačių įstatymų priėmimas. Žmonės, kurie LGBT yra žmonės, jie kenčia dėl daugybės dalykų. Ir taip tame tarpe dėl to, kad valstybė negina jų šeimų, dėl to, kad valstybė negina jų turto, dėl to, kad nėra partnerystės įstatymo ir mes esam kone paskutiniai Europoje. Jie nesijaučia priimami, nes net valstybė simboliniam lygmenį nedemonstruoja šitos lyderystės, įskaitant prezidentą. Jeigu mes kalbam apie žmonės su negale, lygiai tas pats. Jų
integracija į visuomenę, sudaromos galimybės, įtraukusis ugdymas, kuris dabar taip čia aršiai buvo diskutuojamas. Visi šitie dalykai veikia jų psichikos sveikatą ir mes sumokam per kitą prizmę. Bet įstatymų pakeitimas, sąlygų sudarimas ir šitų žmonių teisių, suteikimas teisių jiems padėtų spręsti labai daug dalykų, įskaitant ir psichikos sveikatos sunkumus. Prašau, Vytautai. Man turėtų būti lengva atsakyti, nes daugelis kolegų jau atsakė į tą klausimą. Tačiau kelis aspektus noriu paminėti. Kaip Žilvinas sakė, iš tikrųjų iš vaikų neturėtume atiminėti jų vaikystės, džiaugsmo vaikystę. Ir neturėtume iš viso išskirti, kaip jau pradžioje minėjau, kad Lietuva yra tokia daugiatautiška valstybė ir turėtų būti lygų visiems, o ne išskirti vieną ar kitą ir daryti kažkokias tai išlygas. Mes ir dabar matom, aš tiesiog neįvardinsiu, kam daugiau teisių suteikiama, kam mažiau, vienodumo to nėra. Ir tai prisideda prie visuomenės skaldymo. O kalbant apie kitų tautybių žmonės, tai reikia stengtis juos integruoti į mūsų visuomenę ir skatinti, kad ir tos pačios lietuvių valstybinės kalbos laikytųsi vis labiau. Ir džiaugiuosi kartais, kai atvažiavę tie dabartiniai naujokai ir jau atsisveikina, bent jau tiek stengiasi. Ačiū. Aš tiesiog replikuoju, kai kažkas čia kalbantis neįvardina ir sako, mes ir taip suprantam apie ką. Būkite atsargus, nes galim skirtingai suprasti tai, ką jūs turite omeny ir nebūtinai taip, kaip jūs suprantate. Dėl to visada sakau, konkrečiau kalbėkit, tada bus aiškesnė kalba. Tai replikos, gal pirma Žilvinas, po to Morgana. Tai apie tą atstovavimą. Vis tiek aš už tai, kad mažumos turėtų savo teisės vienareikšmiškai. Jos turi turėti savo teisės, bet ne privilegijas. Čia yra labai du skirtingi dalykai. Tai ir jeigu, pavyzdžiui, įmant tą patį partnerystės įstatymą, aš, pavyzdžiui, būčiau linkęs iš vis pravesti referendumą tuo klausimu. Tada pamatytumėt, kokia triuškinančia gausa šis partnerystės įstatymas nebūtų priimtas. Privilegiją patikslint, kaip suprantat privilegiją? Pavyzdžiui, tos kvotos ne pagal įsilavinimo, o pagal seksualinę orientaciją. Jums atrodo normalu, man tai tikrai ne. Vyrai, moteris? Ta prasme? Ir vyrai, moteris arba seksualinė orientacija. O kur tokios yra? Pas mus Lietuvoje dar ne, bet pas mus ateina po truputį. Morgana, prašau. Aš gal sureaguosiu į lytiškumo ugdymą, kadangi jis jau buvo paminėtas. Lytiškumo ugdymas iš tiesų neegzistuoja šiuo metu Lietuvoje, toks, koks jis yra. Pavyko įvesti gyvenimo įgūdžių mokymą pagaliau mūsų mokyklos ir padaryti tai dalim išsilavinimo, tačiau ir šiandien girdim, kad dalyje mokyklų vis tiek lytiškumas yra išmetamas. Mokytojams liepiama dėstyti kitus, tai yra saugų eismą ir ten pirmąją pagalbą, bet ne gyvenimo įgūdžius. Bet lytiškumo ugdymas yra pedofilijos prevencija, nes mes vis dar turim šitos skandalus ir su žiniomis vaikų yra susiję patekimai į pedofilų rankas, seksualinio smurto paplitimas ir daugybė kitų problemų, kurias išspręstų lytiškumo ugdymas. Kas dar nereplikavo, turite. Jūs replikavo, Žilvinai, jo? Po vieną repliką primenu, kiti gali pasinaudoti, nenori. Gerai, tada Vytautai toliau tęsime su jumis. Saugumas turbūt esminis. Žmonės, jeigu nesaugus, tai ir šiaip nelabai ką gali produktyvaus nuveikti. Taigi, jūsų vertinimu, Lietuva saugi šalis ar ne? Pirmiausia, saugumą aš matau keliais aspektais. Tai yra išorinis saugumas, ne? Mes gyvename vidury Lietuva tarp Kaliningrado srities, Baltarusijos, ne? Turime tą, tai vadinamą siaurą koridorių patekimo sąsajų su Europą. Tai mūsų programoje yra G5 pasiūlymas, tai kad užtikrinti ir padaryti tą Suvalkų koridorių saugiausia vieta pasaulyje, be ne taip. Toks iššūkis yra, tai ką domina, galima vėliau padiskutuoti. Tačiau aš neatmesčiau vidaus saugumo. Aš girdžiu mamas, tėčius, kuriems rūpi jų vaikų saugumas. Ir todėl be abejo tai siejasi ir socialiniais reikalais, kada norėtųsi, kad tos mokyklos būtų netoli namų. Nereikėtų vežioti po visą miestą arba paleisti visuomeninių transportų. Taip pat saugumas keliuose, daug dalykų yra. Padiskutuosim, manau. Morgana, prašau. Lietuva šiandien yra saugesnė nei bet kada anksčiau.
per visą turbūt savo gyvavimo istoriją, bet tai nereiškia, kad mūsų didysis agresorius, ta didžioji problema, istorinė problema kažkur išnyko. Ir Rusijos, ir Baltarusijos režimai yra čia pat už sienos, dėl to tai reiškia, kad mes turime būti ne tik saugus būdami NATO sudėtyje, ne tik būdami ES dalimi, bet ir pasirengę. Pasirengimas Lietuvoje dėl geopolitinės situacijos, mano nuomonė, turėtų būti panašus į šveicarišką pasirengimą arba Izraelio pasirengimą. Tai šitos dvi valstybės turi ilgą politiką priešo atgrasimui. Kiekvienas pilietis, sakykime, Izraelio pilietis, yra pasirengęs, praėjęs mokymus, karinius mokymus ir pasirengimą, nepriklausomai nuo to, yra tai vyras ar moteris. Šveicarai turi seną politiką priedangų, jeigu turite savo namą, reiškia, turite turėti ir savo slėptuvę. Tai Lietuva dėl geopolitinės situacijos tikrai turi skolinti šitų valstybių patirtis ir tapti tokia saugia valstybė, kokia yra šios dvi. Ačiū, Kęstuti. Pritarčiau, kad šiuo metu Lietuva yra ypatingai saugi ir per visą laikotarpį turbūt galime pasidžiaugti, nors geopolitinė situacija sudėtinga, tačiau tą saugumo jausmą turime, tačiau reikia pripažinti, kad tas saugumo jausmas yra dėl to, kad esame NATO nariai, esame ES nariai ir patys per paskutinius, tarkime, 20 metų nelabai ką stipriai padarėme. Aš pats asmeniškai nei tarnavęs, nei labai moku naudotis ginklų, tai teko išmokti naudotis ginklų per paskutinius metus ir tai turbūt nėra išimtis, o yra tendencija tarp jaunimo tarpe, kuris galėtų eiti ginti savo valstybę. Tai tikrai šiek tiek praleidome laiko, buvome užliuliuoti tos ramybės periodo, šiuo metu tie veiksmai vyksta, tačiau visiškai pritarčiau prieš tai sakyti nuomonį, kad pirmiausia turime išmokti patys saugotis. Pirmiausia turime išmokti suprasti, kaip reikia saugotis, nes tas taip pat supratimas labai keičiasi. Ar mes, jeigu anksčiau buvo įprasta, kad čia su tankais mums atvažiuos, tai dabar yra kitų grėsmių, kurios matosi, tai tos iniciatyvos labai geros ir kuo didesnis įsitraukimas labai būtinas. Tai... Dėkui, Žilvinai, prašau. Na, aš manau, kad didžiausia egzistencinė grėsmė Lietuvai tai yra būtent karas ir dėja kartais mūsų dabartinė valdžia mėgsta paaštrinti tą situaciją, paeskaluoti. Tai buvo du labai konkretus atvejai. Vienas buvo nepagrįstas tranzito blokavimas, kurio pagal tarptautinę teisę 5 NATO straipsnis neveiktų. Tai reiškia, čia mūsų pagrindinis saugumo garantas. Tai iš karto peršasi klausimas, kam tai yra naudingas, ar tik ne mūsų kaimynų iš rytų. Antras, žinoma, dalykas, kas taip pat neaktyvuotų NATO 5 straipsnio, visi vakarų lyderiai tą pasakė ir NATO lyderiai, taip pat yra karių instruktorių siuntimas į Ukrainą, į karštąją zoną, taip pat pagal tarptautinę teisę neaktyvuotų 5 NATO straipsnio. Tai aš manau, kad šitos yra labai grėsmingos Lietuvai, kaip čia pasakyti, žodžiu, reikia būti pragmatiškiams ir nerodyti iniciatyvos ten, kur jos nereikia. Klausyti vakarų partnerių ir taip mes būsime saugus. Antanai, prašau. Iš tikrųjų, neįmanoma nesutikti su kolegos pasakymu, kad yra išorinis ir vidinis saugumas valstybės. Be abejo, visi suprantam, ką tai reiškia, bet norėčiau pasakyti, kad man kaip dirbusiam ne vienerius metus krašto apsaugos ministerijoje viceministrų teko iš arti stebėti visus tokius ginklavimosi ir tarptautinių mastų ir ginkluotės stiprinimo, aprūpinimo, karių aprūpinimo, sąlygų gerinimo klausimus iš arti matyti. Man teko 2008 metais dalyvauti NATO viršūnių susitikime Bukarešte, kuriame sprendėsi klausimas būtent Gruzijos ir Ukrainos priėmimo į NATO klausimus. Ten be kita ko dalyvavo ir pats Rusijos prezidentas Putinas. Ir kartu jie su Amerikos prezidentu Bušu, tuometiniu ir Rumunijos prezidentui dalyvaujant ir NATO vyriausiam vadui, taip sakant, jie sprendė tuos klausimus. Matom, kad nuo to prasidėjo skirtumas ir valstybės taip vertina. Dėkui. Noras padiskutuoti galbūt tą temą dėl saugumo? Jūs turite teisę taip pratęsti. Jeigu galima, čia kolegos nepaminėjo, bet iš Europos pavyzdžių matom, kad yra tam tikra migracijos grėsmė. Vienos valstybės priešinasi labai stipriai
sienas stiprina ir atsisako tų kvotų priėmimo. Ir manau, kad čia yra tam tikras klausimas, kurį spręsti irgi reikėtų pagalvoti, kaip tinkamai reguliuoti tą klausimą, kaip tinkamai spręsti ir stiprinti valstybės saugumą. Bižliūna, prašau. Taip, tik norėčiau pridurti dėl migracijos problemos. Per 2 metus, šiek tiek daugiau nei 2 metus, susilaukėm 250 000 imigrantų. Mes jų tinkamai nevetavom. Pagrindinė, kaip suprantu, vetavimo klausimas yra kieno Krymas, tai aš tik tai pradedu įsivaizduoti, koks nors slaptas agentas, ar jam bus sunku pameluoti, kieno tas Krymas. Ir dirbančių yra tik 116 000, ką kiti veikia čia, aš nežinau, ar jie gyvena iš mūsų kišenės, ar jie čia ruošia kažkokius perversmo planus. Tai, žodžiu, imigracija tikrai yra labai rimtas dalykas, kurį reikia atkreipti dėmesį. Prašau, kas studijas? Jo, prašau. Tiesiog noriu sureaguoti dėl skaičių, kurie labai dažnai gali iškraipyti visą situaciją. Tai 250 000 ir 116, tai tikrai manau, kad nėra tie, kurie pateikimi oficialiai. Jeigu turite šaltinį, tai nurodykite. Morgana, prašau. Ačiū labai. Man atrodo, kad Žilvinas galvoja, kad valstybės saugumo departamentas tikrina žmonės ir vykdo saugumą klausdami, ar kieno yra Krymas. Tai šiek tiek kitaip dirba valstybės saugumo departamentas ir man atrodo, kad mes turim pasitikėti savo tarnybom, kurios tikrai tyria kiekvieną žmogų. Bet man atrodo, kad čia yra dar 2 dalykai. Vienas dalykas yra darbo migracija, žmonės, kurie atvažiuoja dirbti į Lietuvą ir jie yra reikalingi mūsų įmonėms, mūsų pramoniai ir pačiai šaliai. Kita dalis yra nelegali migracija arba hybridinis karas, tai ta ataka, kurią mes patyrėm prieš 4 metų. Tarp kitko, tokia mintis sklando, kad verslininkai naudojasi būtent migrantais, o nepanaudoja savo šalies dirbančiuosius ir tokiu būdu nuvertina. Reiškia, mažiau moka atvykstantiems, o Lietuvos piliečiams, reiškia, dirbantiems mažą atlyginimą moka. Prašau. O aš norėčiau sustiprinti savo tą pasakymą dėl vidaus saugumo. Tai iš tikro vidaus saugumo užtikrinimui reikėtų, kad policijoje netrūktų žmonių, kad nebūtų tokių diskusijų, kaip dabar priešgaisrinės apsaugos padalinių savivaldybėse naikinimas. Koks gali būti saugumas, kada, sakysim, į kokį nors ten Žagarę siūsime gaisrininkus iš Šiaulių. Tai to negali būti. Ir be abejo apsauga nuo išorės pavojų, tai yra vadinamas slėptuvių ir panašiai klausimas. Laikas. Visi replikavo, kas norėjo. Antanai, toliau su jumis tęsime. Tema panaši. Daug kalbų apie taiką, apie pergalę Ukrainos šitam kare. Klausimas yra, kaip laimėti taiką Ukrainai. Kaip laimėti taiką Ukrainai. Mes matom, kokia yra tarptautinė opinija Ukrainos tema. Žinoma, NATO valstybės palaiko daugumą, pasigirsta ir kitokių nuomonių kažkodėl, bet matyt, kad irgi atskiros valstybės turi tam tikrų matymų, savo interesų turi savo ir stengiasi kažkaip įvertinti tai ir pateikti tarptautiniai visuomeniai tuos reikalus. Tai konkretus receptas, žinoma, kaip pasiekti taikos ieškomas, intensyviai ieškomas, tačiau daug priklauso nuo didžiųjų valstybių, Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos, galiausiai ir Kinijos. Manau, kad tie tokie susitikimai, kurie vyksta neoficialūs susitikimai ir derybos, jie greitų laikų turės duoti rezultatą, nes tokia situacija negali tęstis. Dėkui, Žilvinai. Na, žinot, žymiausias visų laikų išradėjas yra gerai pasakęs, kad tik kvailys daro tą patį, o tikisi kitokių rezultatų. Ir mes, kolektyvūs vakarai, darom tą patį jau 3 metai. Dėja, rezultatai tik prastėja, Ukrainos derybų pozicija tik prastėja, žmonės toliau miršta, ištisi miestai toliau greunami ir rezultatų mes nematome. Taigi aš manau, kad vienintelis būdas pasiekti tai, kad tai yra paliaubos, derybos
sėsti prie stalo, ten turi dalyvauti Amerika, ten turi dalyvauti Kinija ir dėrėtis. Tai nereiškia Ukrainos kapituliacija. Ukraina taip pat, dėrybos kas yra pirmiausia, tai išklausimas kitos pusės, galbūt kažkokie tai kompromisai, kažkokios nuolaidos. Žodžiu, yra dvi konflikto pusės ir jos turi išspręsti, kaip atrodys ateities taika. Bet užpuolikas aiškus. Jums? Man aiškus. Taip. Kas? Tai yra labai sudėtinga geopolitinė situacija ir aš pasakyčiau taip, Ukraina 25 metus ir netgi ir daugiau, kadangi pats gyvenau Ukrainoje 2019-2021 metais, kaip čia pasakyti, liaudiškai obuoliavo su velniu. Paskui staiga jie nusprendė nutraukti tuos santykius. Galbūt bus diskusija, galėsim pratęsti, nes laikas baigėsi, Kęstuti. Prieš tai visai smagiai diskutavome, kokie esame saugus ir pats minėjau, kad esame laikė, kada esame ypatingai saugus. Tačiau turbūt nereikia pamiršti, kad esame saugus dėl to, kad Ukraina kovoja už mus ir laiko tą saugumo jausmą mus palaiko. Tai turbūt kas svarbiausia, kad pasiekti taiką, tai kad Ukraina vis dėlto laimėtų šitą karą. Manau, kad nėra tarpinio varianto. Jeigu mes turėsime tarpinę taiką, kad atsisakant, ką turbūt pusę žodžių norite pasakyti, atsisakant tam tikrų teritorijų, tai karas nesibaigs. Tai bus tik tam tikras laikinas jėgų perskirstimas, kuris leis sustiprėti tai pačiai Rusijai ir grįžti su didesniu pajėgumu ir turbūt grįžti ne tik į Ukrainą. Tai aš manau, kad vienintelė galimybė turėti taiką, tai visiška Ukrainos pergalė. Kaip ją pasiekti, tai Ukrainą remti daugiau negu iki šiol. Manau, kad Europa šiek tiek pavargsta nuo to rėmimo ir tas labai gąsdina tas pavargimas. Tai Lietuvos, nors ir mažos valstybės iniciatyva žodis, manau, ir yra ne paskutinis padrasinti ir paskatinti tą rėmimą. Tai tiesiog vienintelis kelias į taiką yra laimėti karą Ukrainai. Morgana? Aš irgi pradėsiu nuo to, ką reiškia pasiekti taiką. Tai pasiekti taiką reiškia sumušti priešą. Sumušti priešą, priversti jį atsitraukti, priversti jį sumokėti reparacijas ir atstatyti visą Ukrainą sugriautą Rusijos pinigais ir kartu Baltarusijos režimo ir nuteisti tarptautinėme teisme tuos, kurie yra atsakingi už šitą karą. Tai čia yra pirmas dalykas, kas yra taika. Dabar kaip mes tą padarysim, man atrodo, kad politinė lyderystė čia yra labai svarbi, mes turim suprasti, mes neturim nusismulkinti, kad Lietuva yra maža ir nieko negali. Lietuvos lyderystė, Lietuva yra balsas apie šitą karą visai Europai. Žmonės Portugalijoje, žmonės Ispanijoje yra per toli, kad jie suprastų arba nepamirštų, kad karas Europoje vyksta. Tai mes turim rodyti šitą lyderystę, būti tuo balsu atstovauti visose Europos institucijose. Čia vienas dalykas, kurį turim daryti, karinė parama. Tai reiškia, šituo balsu mes turim kviesti ir lyderiauti dėl karinės paramos Ukrainai. Ir, žinoma, sankcijų paketai turi būti įgyvendinami, sankcijos turi būti prižiūrimos ir griežtinamos Rusijai. Dėkui. Vytautai, prašau. Taip, pirmiausia, aš irgi galvočiau, kad reikia būtina padėti Ukrainai išspręsti šią problemą. Jinai tapo vis tik tai, kaip bebūtų, auka. Bet tikriausiai net ne vienos šalies, čia, kurios paminėtos ir JAV, ir Kinija, ir Rusija, ir panašiai, vis tik tai vakarų pasaulis turėtų labiau susitelkti. Ir paminėta buvo jau, kad Europa atrodo be pavargstanti jau. Tai turbūt tiek JAV, tiek Europa ir galbūt net ir pasitelkiant kitas, ten kaip Turkija ir panašiai stipresnės ir iškesnės šalis, ieškoti sprendimo Ukrainos labui. Tai tiek. Padiskutuoti yra poreikis, noras kažkas, prašau. Tai aš nesupratau, tai ar visi čia dalyvaujantys supranta, kas yra agresorius ir karo nusikaltėlis? Kaip ten su to? Tai kas yra agresorius? Supratau Žilvinų klausimus, ar ne? Kad, žiūrėkit, karas... Jūs atsakykit, kas yra agresorius? Aš sakau tiesiai šviesiai. Karas tai yra kraštutinė diplomatijos forma, kraštutinė. Ir Putinas dėja pasirinko būtent ją. Tai galima traktuoti kaip agresorių. Putinas yra agresorius. Taip, atsakė. Kiti nenori patikslinti, turbūt Žilvinų buvo klausimas. Šiaip replikuoti šitam rate klausimo? Aš gal tiesiog užduosiu klausimą, kas kaip įsivaizduoja tą pergalę. Nes kaip jau ir minėjau, tą, ką mes darėm, mes jau darėm. Rėmimas ir karinis, ir humanitarinis, ir visais įmanomais būdais. Tarp kitko, aš tikrai ne prieš humanitarinį rėmimą. Aš manau, kad žmonėms reikia padėti kenčiantiems. Bet rezultatų jokių nedavė. Rezultatai tik blogėja. Ir
Europa taip pavargsta. Pažiūrėkit, Vokietija jau žada iš vis nieko nebeduoti. Per pusę mažina. Per pusę gali būti. Taip, per pusę mažina. Tai ir finansinė parama. Finansinė parama. Ir tuo labiau galbūt ateina naujas prezidentas Amerikoje. Jeigu jisai pakeis 180 laipsnių visą šitą retoriką, ką jūs tada sakysit? Kas nori reaguoti į pasisakymą? Aš nelabai suprantu, ką reiškia nieko nedavė. Ukraina yra apginta, Kijevas buvo apgintas, šiandien mes turime atakas jau į Rusijos teritoriją ir žinoma, kad karas neįvyksta per vieną mėnesį. Tai čia gal tik tai Putino svajonėse tokie dalykai įvyksta. Karas tęsiasi daugybę metų ir laikas nėra mūsų pusiai. Putinas naudoja, Rusija kaip agresorė naudoja šitą išsekinimo metodą, dėl to tą ir kalbu, Lietuva turi turėti šitą lyderystę. Toliau būti balsu primenančių visai Europai ir už Atlanto, kad karas yra čia pat, jis vyksta Europai, tai yra realu ir Rusija yra agresorius. Dar kažkas norėtų? Čia suprantu skiriasi jūsų pozicijos, tai čia galima ilga diskusija, bet takoskyra aiški. Toliau tęsiam, Vytautai, su jumis. Šiek tiek keičiam temą. Mokesčių surinkimas ir mokesčių perskirstimas, jūsų manimų, čia taisytina kas nors ar ne? Taip, mano pozicija, kad taisytina. Kas? Šiek tiek didinti reikėtų krepšelį, centralizuotą perskirstimą ir tai sietųsi su regionų politikos stiprinimu. Taip pat reikėtų pasiekti, kad mažesnė dalį vis tik tai būtų apkrauti smulkusis ir vidutinis verslas. Taigi progresiniai mokesčiai, manau, tai yra vienas iš sprendimų. Ir be abejo neturėtų, akivaizdu, kad tie, kas gauna didelius pelnus, turėtų daugiau mokėti į biudžetą. O tie, kas smulkus, galėtų mažiau mokėti ir atitinkamai jaustis saugesni mūsų valstybėje. Dėkui, Morgana. Aš gal pradėčiau nuo situacijos įvertinimo. Tai Lietuva šiandien auga. Lietuva yra suvaldžiusi infliaciją, nepaisant karo, hibridinio karo atakos, nepaisant COVID krizės. Lietuva turi didžiausią atlyginimo augimą. Ekonomika bendrai auga 2 kart labiau negu ES vidurkis. Tai šiek tiek reikėtų stabtelėti su mokesčių didinimu. Mes dabar padidinom mokesčius dėl gynybos. Žiūrint į ateitį, turbūt reikėtų sustoti. Reikėtų kalbėti apie tai, kad mokesčių sistema turi būti stabili, kad ji turi būti aiški, net ir verslaujantiems žmonėms. Jeigu jūs turite individualią veiklą, jeigu jūs esat verslo turėtojas, paklauskit savęs, kaip dažnai yra keičiama jums mokestinė tvarka. Kas porą metų, nebežinot, iš naujo turi žiūrėti formulės, kaip sumokėti mokesčius. Tai yra mokesčių, žaliojo kurso mokesčiai, pavyzdžiui, kuriuos tikrai galima peržiūrėti, mažinti lengvatų, mažinti išimčių, bet radikalių pokyčių šiuo metu reikėtų stabilumo. Dėkui, Kęstuti. Taip, tai mokestinė aplinka tikrai sudarė galimybės augti valstybė ir ta valstybė labai auga. Visuose turbūt srityse nėra ne vienos srities, kuri turėtų tam tikrą nuopolį. Iš kitos ir tai įtakoja, kad mes tų mokesčių turbūt tikrai turėtum neperžiūrėti skubos tvarka, nekeisti dėl vienokios ar kitokios pasikeitusios aplinkybės. Tai žinoma, išimtis tai yra gynybos mokesčiai, kurie tikrai būtini ir kurie pakelti bendro sutarimo dėka. Tačiau matyčiau sekančio Seimo uždavinį stabilizuoti mokestinę sistemą, kuo mažiau pokyčių tai padaryti. Jeigu tai būtų galimi pokyčiai, tai tik dėl žaliojo kurso. Turime iššūkius su klimato kaita, su pristaikymu prie klimato kaitos padarinių. Tai tie mokesčiai galėtų būti svarstomi, bet taip pat labai aiškaus sutarimo dėka ir labai aiškaus, kur tie mokesčiai bus skiriami. Sustarimo, tai pavyzdys, vienas, kur galiu tikrai pateikti, kur galima tą paskirstimą perskirstyti, pavyzdžiui, kelių už akcizą einantis mokesčiai keliam. Šiuo metu nepilnai apie pusę mokesčių išleidžiam keliam, tai tarkime, perskirstimas tikrai galėtų būti didesnis ten tose srityse, kur yra tikrai didelės skylės. Gerai, dėkui, Žiliūnai. Čia žmonės kalba apie augančią ekonomiką, bet truputį nemato dramblio kambaryje, kad iš tikrųjų auga valstybės skola tragiškais tempais. Jeigu buvo 17 milijardų, dabar jau 30,5 kartų, tai yra per šią kadenciją. Tai jeigu
tokiu būdu auga mūsų ekonomika, tai čia jau yra rimta problema, mano manimu. O kitas dalykas, kad mokesčių perskirstymas būtinas, ypatingai kas būtinas, pirmiausia, tai reikia padaryti visų ministerijų auditą. Dėl to, kad viešieji pirkimai neblizga, jie yra nešvarūs, tai rodo akivaizdų skaičiai, jeigu tie patys dabar, neseniai buvo žinios, kad kulkosvaidžiai pasieniečiam rinkos kaina yra 10 000, mes kažkodėl perkam už 20 000, to labiau išeinantis krašto apsaugos ministras užsiminė apie lobizmą intensyvų krašto apsaugos ministerijoje. Tai aš manau, kad visi šitie dalykai turi būti audituoti ir pažiūrėti, kur tie mūsų pinigai vis dėlto nueina. Antanai, prašau. Regionų partija ketina peržiūrėti esamus mokesčius ir esant reikalų juos perskirstyti, atsižvelgiant į asmens valdomą turtą ir gaunamas pajamas. Tai vienintelė priežastis grįžti prie mokestinės politikos, jos peržiūrėjimą žmonių naudą, įskaitant ir nulinį reinvestuojamo pelno apmokestinimą. Iš tikrųjų, regionų partija neketina įvedinėti jokių naujų gyventojų mokesčių. Lietuvoje ir taip vieni aukščiausių mokesčių Europoje iš darbo pajamų, todėl nėra būtinybės įvedinėti naujus, bet būtent užtikrinti efektyvesnį mokesčių ir paskirtų baudų surinkimą, bei tinkamą jų panaudojimą ir efektyvę kovą su šešėlinė ekonomika. Morgana, mačiau, norėjot? Norėčiau sureaguoti, ne žmonės kalba, o Morgana sako, kad ekonomika auga. Žilvinai, pataisysiu jūs, valstybės skola, Lietuvos valstybės skola yra tarp 5 mažiausių visoje Europoje, todėl iš principo mes galim drąsiai skolintis ir jeigu reikia, taip pat ir gynybai. Tai čia vienas dalykas. Šiaip mokesčių dabar mes surenkame daugiau negu suplanuojame biudžete. Ir turime rezervą. Turime 3 milijardus sodros rezervą, turim rezervą PSDF rezervą. Iš esmės, auganti ekonomika mums leidžia planuotis didesnės išlaidas ir jeigu reikia skolintis. Tikrai su valstybės skola šiuo metu Lietuva problemų neturi. Na, reikia nepamiršti, kad mes skolą skaičiuojam tik tai virš 30 metų. Kitos šalis skaičiuoja ją labai ilgai. Todėl pas mus dar sąlyginai maža. Kitas dalykas, pas mus vis tiek žemiau skurdo lygio žmonių skaičius auga, taip pat sparčiai. Tai gal kažkuris jūsų burbulas ir gerai gyvena ir gal jų ekonomika auga, bet dar yra labai rimtų problemų. Tas švietimo, pažiūrėkit, net pratybų nėra, mokytojų nėra. Daug labai problemų yra ir jūsų burbulėjus pastoviai kažkokią tai iškreiptą statistiką pateikėt per nupirktas žiniasklaidas ar nupirktus ekspertus. O pažiūrėkit realybę. Išvažiuokit iš Vilniaus, trumpam bent. Vytautai? Taip, aš irgi sakyčiau, kad reikia audituoti išlaidas, kurias patiria valstybė. Kita vertus, iš kur mes tos mokesčius surenkame, tos augančius, kaip minėjo kolegė. Mane labai jaudina tokie dalykai, kada verslai iškeliami iš Lietuvos, stambus verslai iškeliami iš Lietuvos, kada mes nesugebame susitvarkyti net tokių dalykų kaip smulkios tos prekės, kurie siunčiasi žmonės iš kinietiškų portalų, jos išmuitinamos visai ne Lietuvoje. Kur tie muito mokesčiai? Tai va, smulkmenos. Laikas, jūs Kęstuti? Gražus lozungai, iš tiesų viešosius pirkimus audituoti, išmuitinti Kinijos prekes, tačiau turbūt reikėtų įvertinti, ar tikrai ta situacija yra tokia prasta ir kokie tie audito galėtų būti siūlymai. Labai abejoju, kad tų siūlymų mes turime. Šiuo metu sistema sukurta, skirtingos organizacijos, kurios tai daro. Manau, tai labai aiškiai parodo tam tikri pažeidimai. Jeigu yra tie pažeidimai, jeigu nėra pažeidimų, nėra, tai man grįžčiau vis dėlto prie išvažiavimo iš miesto. Labai dažnai sakome, išvažiuokime iš miesto. Aš pasikartos, ką sakiau prieš tai. Aš kiekvieną savaitgalį išvažiuoju iš miesto. Žinokite, dažnai pavydžiu regionų gyventojams, kaip jie gerai gyvena ir kaip jie džiaugiasi gyvenimu. Laikas, visi pareplikavo, matau, kad yra mažiau laiko, jūs replikavot, Vytautai, jo. Mažiau laiko turim, kad pradėt dar vieną klausimų ratą, bet turim laiko iki 30 sekundžių kiekvienam pasakyti tai, ko jūs galbūt dar nepasakėt šitoj laidoj, tai pradėsim nuo Antano. Iki 30 sekundžių, pabrėžiu, reikia tilpti. Taip, dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad einu į Seimą, kadangi esu buvęs Seimo nariu ir turiu tam tikros patirties, o be to mano darbo patirtis prezidentūroje, vyriausybėje, Seime man teikia tam tikrą, kaip čia pasakyti, pranašumą ir patirtį suteikia, kadangi aš mačiau žmonių klausimus, kurie kreipiasi į valstybės institucijas. Laikas, Žilvinai, iki 30 sekundžių, pabrėžiu. Aš matau, kad šalis eina į savidestrukciją ir
kol nebus taikos ir stabilumo jausmo Lietuvoje, tol čia nebus nei jokių investicijų rimtesnių, neskaitant galbūt rusiškų atliekų importo ar ten kažkokių tai karo pramonės gamyklų. Žodžiu, palinkėsiu žmonėm balsuoti už taikos koaliciją, mane numerį 9 ir pakeisti kryptį, kurią šiuo metu eina Lietuva. Ačiū, Kęstuti. Taip, pirmiausia, akcentuosiu 3 dalykus, kurie labai svarbus mano siūlymuose kandidatuojant į Seimą. Tai pirmas dalykas, mažai kalbėjome apie švietimą, tai švietimo prieinamumas, ypatingai tai Žirmūnuose aktualu, kai moksleiviai keliauja iš Žirmūnų į Antakalnį ir atvirkščiai. Antras dalykas, prieinama sveikatos sistema, mažai palėtėme šitoje diskusijoje, kad eilės būtų mažesnės. Na ir trečias dalykas vis dėlto, kad gyventojams žalioj, gražioj aplinkoj. Ačiū, Morgana. Lietuva yra maža šalis, bet ji gali būti galinga šalis ir ji bus tokia. Svarbiausia yra kurti mūsų intelektualinį potencialą. Lietuva turi kurti proto produktus ir mes šitą jau darome. Įvairios technologijos, įvairūs startuoliai, vienaragiai, visa tai vyksta šiandien Lietuvoje. Bet visam tam mes turime būti saugus ir mes turime žiūrėti vakarų kryptimi. Laisvės partija yra vienintelė vakarietiška partija Lietuvoje, kuri ką žada, tą ir daro. Kviečiu balsuoti už Laisvės partiją. Vytautai, prašau. O aš esu eilinis rinkėjas, dabar tapęs kandidatu į Seimą. Ir norėčiau pakviesti tokius pat rinkėjus balsuoti už mane ir už demokratus vardan Lietuvos. O kodėl taip yra? Aš irgi turiu gan ilgą darbo patirtį, jaučiu bendruomenių lūkesčius ir norėčiau, kad mūsų teisėkūra ir panašiai Seimos dirbtų taip, kad girdėtų Lietuvos žmonės, o ne įsiklausytų į vakarų patarimus. Dėkui. Dar kartą pristatau, kas dalyvavo laidoje. Tai Antanas Valys, Lietuvos regionų partija, Žilvinas Stratas, Taikos koalicija, taip pat Kęstutis Šetkus, Liberalų sąjūdis, Morgana Danielė, Laisvės partija ir Vytautas Jasiulevičius, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Sėkmės visiems jums rinkimuose. Ačiū, kad skiriate laiką. Visos laidos portaluose didžiosiuose, ne tik šią apygardą rasite nesunkiai, o rinkimų dieną nepamirškite ateiti balsuoti. Iki kitų susitikimų.